Turbūt ir darom didžiausią klaidą, galvodami, kad tik apie tai, jog dirbtinis intelektas turi turėti vidinės emocijas. Nes jam to nereikia. Apskritai, dirbtiniam intelektui ko reikia, jam reikia suprasti, kokia yra žmonių psichologija. Tai galima suprasti iš visų duomenų, kuriais jis yra apmokytas. Yra daug psichologijos vadovėlių, kuriuos dirbtinio intelekto kūrėjai jau nuskaitė ir įdegė į algoritmų ten kodus. Iš kitos pusės jis labai puikiai jau dabar sugeba atlikti vadinamąjį psichologo vaidmenį. Ir ko žmonėm reikia? Ko žmonėm gyvenime reikia? Tas, kas mus suprastų, nes mes esam tiesiog būtybės, kurie nori emocinio artumo bet kuriuo atveju. Ir jeigu to negali suteikti žmonės, kadangi mes puikiai žinom, kad šiuolaikiniam pasaulyje labai stiprėja žmonių susvetimėjimas, tai jeigu tai gali suteikti robotas, kuris atrodo, kad tave supranta ir tau pateikia, žmogus tarsi jaučiasi suprastas, nepaisant to, kad vis garsiau dirbtinio intelekto kūrėjai jau dabar kalba apie tai, kad supraskit, čia yra tik algoritmas, kuris iš didelių teksto gabalų jum pakankamai logiškai sudėlioja atsakymą, tačiau jau netgi ir dabar yra aišku, kad jis sudėlioja tuos tokius bazinius atsakymus. Ta, ką žmonės galbūt dėtų į kokį Cosmopolitan žurnalą ar į kokį nors vyrams skirtą žurnalą, kur yra tokie psichologiniai patarimai, ką daryti, kad žmogus jaustųsi gerai. Tačiau, kai kalbam apie vadinamąjį reasoning, kur jau reikia realiai analizuoti problemas ir priimti sprendimus, dirbtinis intelektas iš esmės jis neturi tokių gerų gebėjimų priimti racionalių žmogui reikalingus sprendimus. Pamažu tampam tomis būtybėmis, kurios, jeigu neturi draugo, parašo ChatGPT. ChatGPT jam atsako, kad tu esi nuostabus, tobulas, geras ir mums to užtenka. Tačiau, ką ir sako psichologai, tai yra vienas didelis savęs apgaudinėjimas, nes ypač jaunimas, kuris nesupranta, kad tokiu būdu mes ugdom savo ego, mes pradėsim suprasti, kad mes esam tik tobuli, mes nedarom klaidų ir pasaulis turi mus mylėti. Ir kai mes patenkam į realų žmonių pasaulį, viskas apsiverčia.